Rytas chebrytė, sekmadienio rytas, visi miega, aišku, dar jau vėlyvas rytas, pusė 11. Na, pirmas video nelabai gerai užėjo, kuklinatės, nežiūrit, nesikuklinkit. Toliau tikiuosi bus įdomiau. Šį kartą man pradžioj bus mašinų renginys Cars and Coffee. Žodžiu, jisai čia vyksta kiekvieną sekmadienio rytą. Renkasi entuziastai automobilių ir motociklų. Visokių modelių būna rimtų. Nežinau, kas čia bus. Važiuoju Fort Lauderdale. Pasižiūrėti, nežinau kokio dydžio ir nežinau kokios mašinos atvažiuos. Miami būna žymiai didesnis Cars and Coffee ir ten modelių būna tikrai labai įspūdingų. Senoviniai, sportiniai, visokie, viskas žiauriai gražu. Ten žmonės atvažiuoja su šeimom, su draugais, realiai net dažnai matau policiją saugo, kad būtų tvarkinga. Vairuotojų daug bamperiais atsilupusiais važinėja. Tai va, lėktuvai kyla prieš pat nosį. Kartais būna šitoje vietoje, kad važiuoja, atrodo lėktuvas ant tavęs nusileis. Oro nepavydėkit, labai šilta, ne per karšta, 4 Fahrenheitai, tai nežinau, čia kokie gal 27-28 Celsijaus, tai oras žiemą Floridoje super, užtenka šortų ir maikės. Visą laiką naktį lygiai taip pat šilta, būna šalta. O čia šone, nežinau ar matosi, bet oro uostas. Lėktuvai leidžiasi visiškai virš kelio. Pirmą kartą, kai važiavau, net įsigandau. Naktį važiavau, nieko nesimatė ir garsas toks neblogas. Korvetė graži. Modelių pamatyt gatvėse irgi galima, bet kokių, jeigu nuvažiuoji Miami downtowną Brickell, tai ten, nežinau, sakyt, Lamborghinis ant kiekvieno kampo. Labai gražus vaizdai, kam patinka dangoraižiai, tai aplink vien dangoraižiai, vandenynas, vaizdai super. Tai va, nenukrypstant nuo automobilių temos, tai šitam video tikriausia Cars and Coffee ir jeigu pavyks, bus laiko nulėkt vėl į aukcioną pasižiūrėti, kas naujo. Gal ir į Popartą užvažiuosiu pasižiūrėti. Ten jūs labiau dominantys automobiliai, bet galima tikrai nupirkti sveikų mašinų už tikrai gerą kainą. Reikia tiesiog pasidėti ir paieškoti, bet kartais atrodo sumoki iš karto daugiau, bet rezultatą gauni geresnį, nes tu gauni tvarkingą, kaip sąlyginai tvarkingą automobilį. Būna visko ir sveikų automobilių aukcionas. Jau jeigu mašina užsiveda ir biškį važiuoja, jinai jau yra run and drive. Kaip matot, būna Goparte, kad ir be rato mašina, bet jinai run and drive. Tai realiai aukcionas
kiekvienas yra loterija ir kartais išloši, kartais praloši. Geriausia, aišku, būtų, kad dažniau išlošti, bet visko būna. Tai vat. Tai ką, dabar gal įsijungsim iš Cars & Coffee, nežinau kiek ten dar bus mašinų, nes nuo 9 iki 12 vyksta, tai gali būt, kad jau pas kai kam atsibodė ir išvažiavę. Tai aš kažkaip nusivėlinau, bet tai vat, žiūrėkit video, spauskit like, subscribe ir rašykit komentarus, blogus, gerus, jokio skirtumo, visus įdomu paskaityti. Tai ką, žiūrim gražių automobilių. Na ką, renginukas tikrai čianai labai mažas. Aišku, garso yra. Bet mašinų labai nedaug. Skyline'as senas. Daugiau tokių labai įdomu. Pasižiūrėsim tenai. Naujausias Mustangas GT. Paprastas, bet naujas. Čia Dodge RT. Varikliai gražus. Tokių aukcionuose irgi yra nemažai. Senas Mustangas geltonas. Realiai mitas beveik apeitas. Pasižiūrėsim, ką dar galima pamatyti. Kur vedėm? Gera. Daug japonų. Čia tikras Mustangas. Porsche gazuoja. O čia va rimtas žvėris. S2000. Jo, mažytė, sportinė. Šalia Camaro. ZL1. Ką, realiai ir apėjom visą šventę. Čia tokie dalykai, kaip ir sakiau, kiekvieną sekmadienį ir dar per visą Miami tai vyksta jau ne vienas. Čia buvo man pakeliui, tai sustojau pasižiūrėti, kas įdomaus. Trumpas video iš BMW keliaujančios jau į Lietuvą. Tai dabar į aikštelę ir tiesiai konteinerin. Tikimės gal atvažiuos iki Kalėdų. Tai būtų labai gera dovana žmogui. Ką norėjau pasakyti,
galima nupirkti va tokias sveikas BMW, aišku, ir kitų markių mašinas iš sveikų automobilių aukciono, kur realiai šita mašina kainavo geros komplektacijos skenduolis kainuoja 18 metų. Tai esmė reikia ieškoti, žiūrėti ir galima nusipirkti. Daug kas klausia apie Dodge Durangus. Jo Durangus sulyginus su Lietuvos kainom, galima nupirkti labai gerom kainom ir atsiųsti ten, sutaupyti tikrai nemažą sumą pinigų. Ar daužtą, ar sveiką, galima laisvai nupirkti, atsiųsti ir turėsit tikrai gerą automobilį. Matysit visus jo defektus, jeigu pirksit daužtą, jeigu pirksit sveiką, aišku, biški rizikos yra, kad bus kažkoks mechaninis gedimas, ten aišku, ant jų pabraižymų būna visą laiką, bet gausit tokią mašiną, kur nebus prilysta labai ir pridaryta nesąmonių visokių. Tai tiek kol kas, paskui manau dar įsijungsim aikšteliai, kur krauna į konteinerius ir tada vėl sveikų mašinų aukcione parodyt biškį daugiau jums mašinų, kokių yra, kokių galit nusipirkti. Na, o va taip atrodo aikštelė, kurioje krauna į konteinerius mašinas. Tai veiksmas vyksta. O taip atrodo gyvas aukcionas. Antradienis labai nedidelis aukcionas. Visos juostos ketvirtadieniais būna užimtos. Mašinų žiauriai daug. Kažką įdomesnio tuoj vėl pafilmuosiu. Labai gražus Dodge'as RT, kaip ir buvo Carson Coffee. 5.7 variklis. Žiūrim, pakinta. Salonas gražus. Nėra rakto. Mašina graži. Viskas veikia, biškį yra pabrazdinimų. Bet Escalade'ai, Mercedes'ai. Escalade'as labai gražus. 7 vietų. O, daug paprastų mašinų. F150. Keltas, platintas, senesnis, bet komplektacija gera. Gražus X3, labai nebrangus. Salonas šviesus, bet atrodo labai gražiai. Raktai. Check engine, variklis dirba nelabai gražiai. Bet aš įsivaizduoju, jo kainytė bus labai nedidelė. Šiaip spalva tai labai graži. Galima tokį žiūrėti.
O čia įdomesnis Fordas F350 Super Duty. Biški bėda dangtis. Jo, čia sistema kurų išpilinėti. Kam reikia statybininkam ar kas miške dirba. Super. Salonas raudas Platinum komplektacija. Žiauriai gera. Pabandom pasižiūrėti. Kažkoks nedidelis žmogus sėdėjo, nes labai sėdinė, net su atmintim sėdinė. Klima. Jo, variklis dirba puikiai, čia dar pridėta visokių reikaliukų. Jo, mašina gera. Kam reikalinga. Platinum. Žiūriu. Jo, 4 varomas. Super. Metai geri pagal faras, tai kaina irgi bus nemaža. Tokie kainuoja sunkvežimiai, bet jie tikrai verti savo kainos. Dodge Charger RT, vėlgi 5.7 variklis. Salonas paprastas. Kapotas gražus. Challengeris Hemi 5.7 irgi varikliukas. Labai dažnai salonai paprasti Dodge'uose. Kam pažiūrime Porsche. Nežinau, atrakintas ar ne. Jo, atrakintas. Raudonas salonas. Švarus, gražus. Panoraminis liukas. Jo, reikia atsiminti, kad Porsche raktas kitaip. Dirba, aišku, ne kaip amerikietiškai, check engine. Jo, gražu. Automatika visur. Labai gražus Porsche'as. O tas paprastas. Yra ir tokių Subaru. Mechaninė dėžė. Biški STI. Aparatas labai rimtas. Galima ir tokių Subaru surast. Labai jau mažytė. Aišku, važinėti mechaninė dėžė. O su ją pagazuot galima tikrai gerai.
Cayennas, Face'as. Irgi galima gerom kainom nupirkti. Čia biškį panelė kažkas daryta. Jau beveik sutvarkyti. Salonas gražus. Čia nešviesiai. Elektra veikia. Let's go. Check engine'as. Bet variklis dirbo gražiai. Tai check engine'as bus ne misfire'is ar kažkas tai 100 000 rida. Panoraminis liukas, salonas tvarkingas. Pakaba paprasta. Bose aparatūra. Gal Fordas 250. Čia jisai pedas didelis. Motociklui kaip tik. Salonas gražus. Vietos gale pasižiūrėkit, kurgi Simioras longas net nesusilygintų su tokia. Podelių prisidėt. Dirba dizelis. Salonas tamsiai rudas, 4 varomi, blokuojasi galinis tiltas. Kodėl kamera labai šilta, karšta, tai gal dėl to. Sėdynės elektrinės, prisitraukia, atitraukia. Tempimo pedalai valdosi, galima aukštyn žemyn kilot. Pasieks visi elektrą. Super Duty. Žinau, šiandien užkaitęs mano telefonas. Gali video būti daug nelabai gerų. Buvęs Mustangas, abu Mustangai jau kuriuos matėt. Policijos mašinos dingo užtat. Labai tikriausiai pigios ir išperka. Gražus Ford Expedition. Išvažiuojantis slengstis, salonas tamsiai rudas. Liuko didumas. 7 vietos. Salonas, sėdynės kaip fotelį. Labai gražu. Raktą turim. Elektrinės. Dirba puikiai. Klaidų nėra. Aparatūra. Groja gražiai. Labai tvarkingas. Expedition Limited. Jo, komplektacija jau matosi, kad gera. Na, dar vienas radinukas. Lamborghinis. Atrodo nerealiai, blizga kaip
Gaila, kad užrakintas. Jo, bet pasižiūrėkit, jeigu kamera perduoda, kaip jisai blizga viskas. Dar vienas. Ferraris, Lamborghinis. Kai raudonas, tai ir pasakiau Ferrari. O šitas atrakintas. Saloniukas, tai pasaka. Žiūrėkit, koks vidus, Oda Alcantara. Viršui Alcantara. Čia variklis iš karto. Senas Porsche'as. Dar McLarenas. Kam įdomu. Jo, suras dar kaip duris atsidaro. Jo. Mažytė, bet Alcantara, šviesi Oda. Telikas, vairas Alcantara, balta Oda. Muzika gera. Vaizdas superinis. Vaizdas tikrai superinis. Tokios mašinos irgi galima realiai žymiai pigiau negu Europoje galima nupirkti jas. Parsiųsti. BMW 7 naujas. Rolsas. G-Wagon. Galim pažiūrėti BMW. Atrakintas. Salonas. 3700 mylių pravažiuota. Nauja mašina. Ok, Rolsas V8 biturbo. Gelikas. Rolsas, aišku, prabanga. Nežinau, po sportkaru, tai Gelikas net lanką turi. Uazikan. Na, salonas geras jau ir šito. AMG. Jo, įdomus vaizdas, kaip aparatūra gera. Buvęs violetinis. Jo, duris kaip Uaziko tikrai. Apklijuotas, ne visiškai kokybiškai, bet geras AMG. Mercedesas S550. Visas švarus, gražus.
juodas. Gal tamsiai pilkas kažkoks, tai labiau. Salonas biškį pasivalyti reikia. Metų nėra labai stebuklingų. Rakto neturim. Bet salonas kvepia duliukai. Jo, atrodo labai gražiai. Jo, jeigu kažkam įdomu, aišku, kainų labai galit neklaust, grubiai galima pasakyti, o, va ten matau super mašiną, šiaip BMW. Kabrioletas, nikeliuoti ratai. Pasižiūrim, ką turim. BMW. Salonas šviesus. Nu, čia Floridoje šviesus salonas pliusas. Pasižiūrim, raktą turim. Užsiveda. Nu va, net ir šieko nėra, variklis dirba gražiai. Stogas tvarkingas, jo kaina tikrai, nors jau šitų pradeda kilt kaina 4.5 CI, jo, čia išmetimas. Geras, tai tęsiant kalbą dėl kainų, tai žinokit, geriausia yra tiesiog nusistatyti savo kainą, aišku, protingą kainą ir bandyti ieškoti. Nes kiekviena mašina realiai kiekvieną kartą parsiduoda skirtingai. Čia longas. Va, čia jau naujesnis. Aišku, raktai užrakinti. Taip pat duliukai. Salonas labai gražus. Tai va, tai dėl kainų geriausia tiesiog bandyti ir tikrai variantus įsirenkam. Įdedu labai dažnai buy it now variantų, kuriuos pasižiūriu ir kurių kaina tikrai būna nebloga. Tai Instagrame auto.moto.usa galit pasižiūrėti. Galima sakyti, kiekvieną dieną bent po vieną ar du variantus. Va čia va modeliukas super. Korvetė. Kabrioletas. Raktai gaila, kad užrakinti. Bet čia tai jau mašina. Jūs tik tai pasižiūrėkit į saloną. Vietos gale nėra. Gaila, kad raktų neturim. Išgirsti jos balsą, tai būtų super. Dirba šitos korvetės tikrai nesveikai. Bose aparatūra važiuoja taip pat nesveikai. Čia dar vairas tuninginis, lemputės bėgių, suku. Vienu žodžiu. Tokį turėt, atrodo gražiai. Sveiki, realiai sveikos tokios korvetės. Prasideda kažkur nuo, sakyčiau, $25,000 aukcione, plus visi muitai, aukciono mokesčiai, vietinis transportavimas, laivas. Tai va ir susideda, bet ant tokių didesnių, brangesnių mašinų tai nelabai ir jaučiasi. Kai perkat mašiną už $1,000, jo, tada tas
vietinis transportavimas, jisai suvalgo labai didelę dalį pinigų. X6 LED skidelis. Nežinau, raktas yra, nėra, gaila. Salonas juodas, čia biškį pabraižyta, liukas. Oda visur tvarkinga. M paketas, faros paprastas. Mersiukas. Aha, naujas nedidelis mersiukas. Tokiuose naujose mašinose dažniausiai nebūna rakto. Pasižiūrėkit, oda kaip nauja. Vienas, galite pasitikrinti. Fort Lauderdale Mannheimas. Kažką tai dar pamatyti. O čia baisus dalykai. Jeigu paliekat mašiną, toksai atvažiuoja ir $250 veži atiduot kaip minimum. Na, o va tokia korvetė tai iš viso yra pasaka. Jau užrašyta sold. Jos kainuoja 21 metų, tai kainuos, nežinau, kokių 60 gal tūkstančių, bet čia jau yra tikras sportkaras, variklis gale. Sulyginus, aš sakyčiau, geriau nusipirkti tokį užrakintą, gaila, kad pasižiūrėt, bet saloniukas pasaka, stogas nusiema. Variklio dangtis, išmetimas darytas, jisai dirbtų labai gražiai. Bet tarkim, gal net už 60, už 40 įmanoma, ar 50 tūkstančių nusipirkti tokį. Kai sulyginus, kad Ferrari Kalifornija pigiausia nusipirksit už 60 tūkstančių. Tai aš manau, čia variantas yra geresnis už, sąlyginai sakant, nedidelę sumą sportkaro. Emocijų ir važiavimo su jie pajausit, kažkai ne daugiau negu su Ferrari. Korvetė super važiuoja. Tai tikrai vertas dėmesio variantas. Galima nupirkti jų sveikų, nedaužtų. Aišku, jeigu kam reikia McLarenų, Lamborghinių, lygiai taip pat galima nupirkti sveikų ar daužtų. Tai, ir tokių mažyčių, pigių mašinyčių pilna. Tai jo, ta kam reikalinga mažytė, ekonomiška. Net ir TV yra. Automatas kvepia. Infiniti. Nežinau, man tai šitie Infiničiai nėra gražus, sulyginus tarkim su, čia jau pavargęs sėdynės, viskas, bet sulyginus su Fordo visureigiais, Chevroletais, Cadillacais, Lincolnais, Navigatorius. Nematau, 24. Jo, ir sulyginkit. Čia, pasaka. Mašina. Na kągi, gal jau šiandien tiek aukcione. Iki kito karto.